Cooltop CFA įrenginio su valdikliu CK22C valdymas. Pirmiausia yra įjungimo mygtukas, paspaudus jį įrenginys įsijungia. Ekrane matoma laikas, paimama iš kambario oro temperatūra, padavimo ventiliatoriaus, išmetimo ventiliatoriaus galingumas, režimas ir laikas. Tai pirmiausia, dar galima nusistatyti, pirmiausia turbūt reikėtų nusistatyti laiką, tai daroma palaikus mygtuką set 3 sekundės. Paprastam režime ir einama į laiko nustatymą. Tai šiuo metu nusistatom norimą laiką, valandas, minutės, savaitės dieną ir spaudžiam mode. Laikas nusistatytas. Dabar su įjungimo mygtuką palaikus 6 sekundės galime ekranėlį užrakinti, tam, kad jokie paspaudimai neveiktų. Ir dar kartą palaikus 6 sekundės, čia tarkim nuo laikų, atrakinti. Taip, 6 sekundės ir atsirakino. Dabar yra pagrindiniai 4 darbo režimai, tai yra paprastas standartinis darbo režimas, kai vykdomi šilumos mainai. Apėjimo režimas sklendė, apėjimo bypaso atidaryta, tai reiškia šilumos mainai nevykdomi, oras paduodamas tiesiai iš lauko. Sekantis režimas yra automatinis režimas pagal nustatytus laikus, tai yra 4 laikai nustatyti kiekvienai dienai ir kiekvienai nustatytas galingumas. Ir pagal tai jisai veikia. Ir yra miego režimas. Tai yra miego režimas įjungiamas naktį dažniausiai, kai ventiliatoriai veikia mažiausių galingumų. Reikia atkreipti dėmesį tai, kad perjungus režimą užtrunka kol kas apie 15 sekundžių. Nes dabar perėjom iš miego režimo į šitą. Jis kol kas mes nieko negalim daryti, jisai turi apie 15 sekundžių susisinchronizuoti. Įjungus paprastą režimą. Jis dabar susincronizavo ir pradėjo rodyti ventiliatorių galingumus. Palaikius mode mygtuką 3 sekundės mes galim pasižiūrėti kitas rodomas sisteminės temperatūras arba duomenis. Tai OA tai išorės temperatūra, CA tai paduodama į kambarius temperatūrą, jeigu būtų pajungtas drėgmės daviklis arba CO2 daviklis, mes matytume ir jų duomenis, bet šiuo atveju jie nepajungti, tai mes nieko ir nematome. Iš šito režimo išeis automatiškai po minutės, bet jeigu dar kartą paspaudę mode, mes grįžom į standartinį režimą. Dabar šiuo metu automatinis bypass yra išjungtas, nes šiaip yra automatinis apėjimas, kuris nusistato parametruose ir kai automatinis nustatyta temperatūros arba režimas pasiekiamas, tai apėjimo režimas gali būti įjungtas automatiškai. Šiuo metu jis yra išjungtas tam, kad daugiau būtų demonstruoti nustatymus. Tai šiuo metu mes esam standartiniam režime darbo, čia nusistatom paspaudus rodiklytę į viršų, pirmą nusistatom paduodamo į kambarį ventiliatoriaus galingumą, paspaudus trumpai set, kai dega antras ventiliatoriukas, mes nustatom išmetamų oro ventiliatoriaus galingumą, paspaudžiam set ir mode, grįžtam, šitie nustatymai išsisaugo. Geriausia visada nustatyti išmetamų ventiliatoriaus 1 ar 2 padalom daugiau, ypač naujuose namuose, tam, kad būtų biškį vakuumuojama ir geriau pašalinama drėgmė iš kambario. Tai čia yra standartinis darbo režimas.
Jame galima įjungti timerius išsijungimo ir įjungimo, tai palaikius ilgiau mygtuką į viršų atsiranda režimas. Dabar šiuo metu, kadangi renginys yra įjungtas, tai dega mygtukas off, tam rodydamas, kad jis kažkada išsijungs. Kad nustatyti tuos laikus, kada įsijungia ir išsijungia, laikoma mygtuką žemyn. Ir galima nustatyti, kada įrenginys, pavyzdžiui, 8 valandą įsijungs, ir, pavyzdžiui, 20 valandą išsijungs. Paspaudžius mode mes grįžtam ir žinom, kad įrenginys tada įsijungs arba išsijungs. Jeigu, pavyzdžiui, šiuo metu išjungtume, mes matom, kad dega on, tai vadinasi, kažkuriuo metu, kurį mes nustatėme, šitas įrenginys įsijungs. Norint išjungti šitą timerio išjungimo įjungimo laiką, laikom mygtuką į viršų paspaudę ir jis išsijungia. Sekantis režimas pas mus yra bypassas. Vėlgi, kaip minėjau, perjungus režimą reikia palaukti apie 15 sekundžių, kol pultelis su įrenginiu susisinchronizuoja, nes šiuo metu, matot, nerodo ventiliatorių galingumų. Laukiam 15 sekundžių, kai atsiras. Kartais užtrunka ir ilgiau, bet pagrinde apie 15 sekundžių, kol pakeičia režimą. Atsirado galingumo juostelės, vadinasi, susinchronizavo, režimas pasikeičia. Tai bypass režime mes irgi galim nusistatyti paduodamų oro ventiliatoriaus galingumą ir išmetimo ventiliatoriaus galingumą. Tai nusistačius paspaudžiam mode užtvirtinam ir šituo režimu jis dirba. Sekantis režimas yra automatinis režimas, automatinis pagal nustatytus timerius. Atsiranda namukas, rodo, kad čia mes esam antram dabar periode nustatytam. Tuoj parodysiu, kai vėlgi reikia laukti, kol susisinchronizuos 15 sekundžių. Ir tada bus galima nustatyti periodus darbo. Dar jisai sinchronizuojasi. Susinchronizavo, dabar automatinis režimas. Reiškia, pagal nustatytus parametrus. Kad nustatyti laikus, tiesiog mes trumpai paspaudžiam set mygtuką ir atsirandam periodų nustatymą. Visų pirma, pasirenkam dieną, kuriai norim nustatyti ir nusistatom pirmą laiką. Pavyzdžiui, 5 ryto, gal šiek tiek nelogiškai, tarkim 8 ryto. Mes norim nuo 8 ryto, kad jis pas mus būtų tiekiamo oro galingumas, ventiliatoriaus galingumas toks, išmetamo ten kitoks. Ar ten dar kažkoks. Nuo, pavyzdžiui, rytas baigėsi nuo 11, nieko nėra, mes nusistatom režimą, kad minimalų, tarkim, ir išmetimo irgi minimalus. Ten, tarkim, grįžtam 18 valandą namo, nusistatom, kad režimas būtų toks, o ten, tarkim,
švietimo būtų toks. Ir paskutinis periodas, tarkim, einam miegoti, nusistatom 22 valandą ar 23, pasistatom, kad galingumas būtų minimalus ir užsiprogramuojam. Tai vat, pirmadienį mes užsiprogramavom, einam sekančią dieną ir vėlgi tą patį, kokius norim mes galingumus ir laikus užsistatom. Pabaigę visą kitą, paspaudžiam out ir pas mus šituo režimu dirba. Tai reiškia, pagal tuos nustatytus laikus ir galingumus, periodus 4, mes kiekvienai dienai susijim. Jeigu per parametrus jungta automatinė bypass funkcija, ta prasme, pavyzdžiui, nustatyta tam tikra temperatūra, tai jis ir šitam režime pereis automatiškai į bypassą, tarkim, kad nevykdyti šilumos mainų. Šiuo metu šitą funkciją išjungta, parodysiu, kaip įjungti. Ir paskutinis režimas, tai yra miego režimas. Irgi reikia laukti, kol susisinchronizuos jisai. Apie 15 sekundžių. Šituo režimu tiesiog abu ventiliatoriai įsijungia į minimalų galingumą, kuris leidžiama nustatytas parametruose ir tiesiog šituo režimu dirba. Dabar jeigu yra kažkokia klaida, tai paprastai čia būna skaičiukas, ten kur yra temperatūra ir rodomas klaidos kodas. Šiuo atveju jie yra 9 pagrindiniai. Tai nuo 1 iki 9, tai yra lentelė instrukcijų ir ten yra matoma, kokia ta klaida. Ten nieko sudėtingo nėra, ten yra temperatūros daviklių gedimai 4, 2 ventiliatorių gedimai, jeigu prijungtas drėgmės sensorius ir CO2. Tai gali būti jų klaidos ir ryšio klaida su įrenginiu, tai bus E9. Dabar parametrai įrenginio. Kad įeiti į įrenginio parametrus, spaudžiam power į viršų 6 sekundės ir trumpai set. Ir įeinam į parametrus. Su set mygtuku mes keičiam parametro numerį ir su šitais nustatom parametrą. Tai šiuo atveju pirmas parametras tai yra, jeigu keli įrenginiai sujungti, įrenginio numeris. Antras parametras yra automatinis paleidimas arba išjungimas iš naujo. Tai reiškia, dingus elektrai, jeigu stovi vienetukas, įrenginys įsijungs. Toliau, trečias parametras, kas aktualu, tai yra automatinis apėjimas. Tai reiškia, kad jeigu oro temperatūra yra tokia, kokia mūsų nustatyta lauke, mes išjungiam šilumos mainus ir tiesiog paduodam šviežią orą iš lauko. Tai šiuo atveju trečias parametras, mes šiuo metu įjungiam, nusistatom, kokia ta temperatūra bus. Tai jeigu, tarkim, nusistatom 20 laipsnių ir sekančių parametrų nustatysim pokytį, tai jeigu mes nustatysim 20 laipsnių ir sekančių parametrų nustatysim ten nuo 2 iki, čia galima, iki 15 laipsnių, tai tarkim šiuo atveju nusistatėm 20 ir 5 laipsniai, tai kai oro temperatūra bus nuo 15 iki 25, bypassas bus atidarytas ir tieks mums šviežio oro tiesiai. Jeigu palaikot ilgiau, nieko nepaspaudžiat, iš šito režimo išeinama parametrų, vėl įeisim tuo. Ne visada pavyksta. Gali būt, kad jis išėjęs irgi sinchronizuojasi. Pamiršau paminėti, kad išėjus iš šito režimo
15 sekundžių jisai sinchronizuojasi ir rašo tuos parametrus, ką mes pakeitėm. Tai gali būti dėl to mes jį ir negalim patekti. Tuoj laukiam, greičiausiai taip ir yra. Tuoj sinchronizuos 15 sekundžių ir bus galima vėl. Va, įsijungia kaip tik automatinis bypassas. Galim matyti, nes kaip tik jį įjungiam ir įsijungia ventiliatorius. Ir greičiausiai dabar jau galėsim. Vėl negalim. Va, jo. Tai vat, reiškia, einam toliau, mes nustatėm temperatūrą, nustatėm pokytį temperatūros ar deviaciją nuo nustatytos. Toliau 6 parametras yra pašildytuvo nustatymai. Tai kai yra vienas, tai yra tiekiamo oro pašildytuvas. Ankstesniuose įrenginiuose tas būdavo džemperiukais nustatoma, čia nustatoma elektroniniu būdu. Tai šiuo atveju vienas reiškia, kad yra tiekiamo oro pašildytuvas, 2 reiškia, kad yra lauko oro pašildytuvas, pašildymas valdomas iš plokštės elektroniškai. Ir 3 parametras reiškia, kad abu pašildytuvai yra įjungti. Tai vat čia yra nustatymas, kokį išorinį pašildytuvą mes turim ir kokį naudojam. Nu, tarkim, šiuo atveju mes neprijungę, tai nieko ir nenustatom. Toliau yra elektrinio šildytuvo jungimo temperatūra. Jeigu paprastai jinai nusistato minimali, kad be reikalo nešildytų, nes tam yra šildymo sistema. Toliau yra apsauga nuo šalimo, ten turėtų būti įjungta. Toliau atitirpinimo intervalas, aiškia, kas kiek laiko jinai įsijungia. Toliau, kada jinai aktyvuojasi, prie kokios temperatūros. Sekantis parametras yra atitirpinimo režimo trukmė. Toliau yra ar CO2 jutiklis įjungtas, išjungtas. Sekantis, kadangi, jeigu būtų, tai kokia reikšmė CO2 riba, kokią palaikyti. Toliau sekantis yra, jeigu prijungtas drėgmės jutiklis, čia reikia nustatyti 1. 14 parametras, tada drėgmės lygį. Tai jeigu šitie davikliai prijungti, automatiškai pagal juos visada pereis į džiovinimo režimą arba ten CO2 palaikymo tam tikros reikšmės režimą, nesvarbu koks įjungtas ant ekrano. Toliau einam 16 yra įrenginio tipo nustatymas, paprastai tas aktualu servisistam, jeigu keičia plokštę, o šiaip paprastai būna nustatytas. Tai čia įrenginio būtent modelis. Va, ir vėl mums išėjo iš parametrų. Tai principe praktiškai ta lentelė yra nurodyta visose instrukcijose. Kaip įeiti į parametrus parodžiau, tai vat svarbiausi ir buvo. Dar yra 27 parametras svarbus, kada įsijungti pašildymo temperatūrai. Yra 19, 20, 21, 22, tai yra korekcija, jeigu neteisingai rodo temperatūras, galima pakoreguoti. 23 nakties režimo ventiliatoriaus galingumas ir viskas. Dar yra svarbus 17
18 ir 19, tuoj atrodo susinchronizavo, tuoj mes juos įeisim. Va. Grįžtam atgal. Taip. Tada yra dar 17 parametras. Tai yra kaip filtro keitimo aliarmus. Pirmas yra pagal slėgio daviklį, antras yra pagal timerius. Tai tie timeriai, čia šiuo atveju jungtas pagal timerius, čia mes nustatom timerius po 60 dienų, kad išlystų priminimas, kad reikia keisti filtrus. 19 parametras po 120 ar ten 140 ar 180 dienų išeitų priminimas, kad reikia išpūsti arba išvalyti šilumokaitį. Tai va šitas parametras, 20 parametras yra, kaip minėjau, plius minus laipsniais korekcija temperatūros daviklių. Taip, 24 parametras yra lauko ir vidaus temperatūrų skirtumas. Čia yra temperatūros nustatymai, 26 yra intensyvumo didinimas procentais, reiškia, jeigu kuo artėjant prie filtro keitimo pabaigos, galima procentais užsiduoti, kiek procentų vis didės našumas. Ir temperatūros nustatymas, kada įsijungs pašildytuvas. Jeigu jis yra prijungtas, tiekiamo oro šildytuvas, kada įsijungs. Šiuo atveju prie -10. Tai va, praeisėjom pro visus parametrus ir grįžtam. Dabar jeigu užsidega filtro arba lemputė, taip, yra skaitiklių numetimas, tai šiuo atveju reikia paspausti išjungimo ir mode mygtukus ir tas filtro instrukcijoje parašyta, reiškia, nuėmus tą aliarmą, ta piktograma dingsta ir laikas skaičiuojamas iš naujo. Reikia 3 sekundės palaikyti šitą ir modę. Čia yra šilumokaičio aliarmų numetimas ir jo. Tai ir tam tas pats šitie 2 mygtukai palaiko, tai ir išsijungia. Tai tiek iš pagrindinių funkcijų, daugiau nelabai turiu ką ir pasakyti.